Linkėjimą iš saulėtos Žemaitijos. Nors to saulės daug nėra, bet rondaus Žemaitijo. Šiandien norėčiau pasidirbinti tokį daiktų apsiveizėjimą. Apsiveizyti, ko aš dabar per tus kelis torgus, Rytavą ir Kauno torgus, nusipirkau gerą. Nes daug buvo tokių klausimų, kad klausėt, aveik tos kameras, aveik tą kavamalį, aš būčiau pirks tokį plokštėlį, aš būčiau ton daręs. Ir buvo tų klausimų tokių. Ir aš mesliu, kad atėjom ton moment, kai reikia apžvelgti tus torgus ir pradėti naujoj sezoną tokį. Aplei mano planus biški galiu pasiplėsti, jeigu taip jau klaustumėt. Nors jūs neklausat, bet aš vis tiek pasiplėsiu. Mano mintis tokie ir yra iš tikrųjų, aplankyti ir vieną ir kitą torgų, nebūtina Lietuvo. Aišku, tas priklausys, kiek tų pinigų man pavyks sutaupyti, neišleidant arba išleisti sutaupant. Ir manau, kad pavažinėsiu aš ir vienveit, ir kietveit, tai padarysiu tas apžvalgas, bet tarp turgų dar žadu padaryti tokį, kaip čia pasakyti, kanalėlį tokį prasikasti, kad pabandysiu pasidirbti ar vieną ar kitą daiktą, parodys, ką pans jį daroms. Aiškės, kad dar ir padarysim kažkokias tai rekomendacijas, ko gali parekomenduoti. Tai turėtum jie ateit to video tik daugėti, aš taip mesliu, kad jau dabar biški pramokau vanon daryti, pramokau filmuoti, išmokau su garsu susitvarkyti, puikiai mikrofoną veik, jau turėtų veikti šiandien visai nebloga. Ir supratau, kaip tas dalyks veik. Tai jeigu jūs norit, veizėkit, kas bus toliau, nes toliau turėtų būti tik įdomiau. Ir dar galite draugam pasakyti, tikrai bus geriau nuo to. O dabar netempant į gumos ir netempant į naktį, nes saulėlį jau šitą pabiškį ledas žemyn Žemaitijo, pradedam daktų apžvalgą. Pirmais dakts. Kauno turgau man pavyko nupirkti va tokį kavamalį. Tokį kavamalį nupirkau su stalčiuku, darinėjas, labai puikiai žiūras, viršau žalvaris. Reikia parašyti kofe, sukas ir dabar pat mes išbandysim aranamal. Reikia pavyzdėti aranamal. Ko reikia daryti, imti paruoštų iš anksto kavos pupėlių, įsikratyti čia ir pabandyti sumalti, nes stalčiuks va tošts, o mes bandysim sumalti. Kon. Vo, taip šitą visą gerą būtum, ane? Voda. Padėkim šitą tokį šoną, kad matytos, kas vyksta. Matos jau kondarau. Kavos pupėlis. Turėtų matytais. Čia vot ir tas malūnėlis arba kavos ta mašinėlį malėma. Atsidarau vedu. Čia nieka nėra. Įsikratau pupėlių. Pupėlių įsikratau. Įmėginam malti. Dasik parodau, kas stalčiuks tošts. Tošts stalčėlis. Bandom prasimalti. Atsidarom. Sklostyton užsidarom. Koks tas garas čia bus. Klausom. Serta gera. Gerta ratai. Veizėkiam, kom primalį. O, visą gera ir. Matos. Matos primalt kavelį. Turėtų matytais. Abietų pupėlių. Ir žiūrėk da. Jeigu parodyčiau, kaip čia malas. Su vien rank, nežinau, bus sudėtinga. Ne, su vien rank nie šansų. O tief. Va, apsiimali, dabiškai sikratam. Bet kap kvep iš kartą. Tai jeigu jūs galvojat, kad elektrinį kavamalį dirb garsiai, žinokit, mechaninį irgi dirb garsiai. Misliu, ką primaliau. Galim daryti kavą jau. Daromės kavą.
Palauksiam, kol vunda užvers. Galim dar iš pamalti, aš galvoju. Prisimalėm. Nu niek, to vandens ir dar. Niek čia toik nenutek. Nu, kaip suprantu, neapmalsiam. Verdam vundinį. Dabar tik vundinį versiam. Nu kon, vundau atviri. Vundau atviri. Taisomės kavelis. Vandens turėjom virintą. Neapdaug, bet turėjom, bėda turėjom. Biški gal užsukėm jo dabar. Dojinį nebreikės. Kon, jemam ton sumaltą kavą. Su stalčeliaus. Kur čia geriau padėti? Va tiep gal. Nu kon. Dedu aš tos kavos. Nu tokį. O rūpi kavelį. Rūpi. Bet nu gerai. Nu ir kon. Užpilinėsim. Spalva gera. Tos drumblis pabiškis įėst. Nu, į kas dabar pasakys, kad tas malūnėlis neveik arba veik bloga. Veik puikiausiai. Tai kavamalį tikrą veik gali naudotis poiki dekoracijai to pačiu. Sens daikts, dirb garsiai, bet padirb savo darbą, kas jis svarbiausia. Taip pat tam Kauno turgau, Kauno senturgė pavyko nupirkti tokių medicininių įrankių. Ką man įmon reikalingi. Pavasarį žadu išvažiuoti į žvejybą ir jeigu būsiu katas, gal netgi ton žvejybai nufilmausiam. Tai jeigu pagausiam kažkon, pavyzdžiui, kažkom plėšresnį, tokį margą šuonį lydeką, tai kartas kaprėko iškabinti blėsgi iš nasrų labai ir toks pataugus dakts. Tai toks replelis nupirkom Kaunį. Ir daug kon domena, kam reikalingas tas toks mažas gramofonėlis. Mažas gramofonėlis, katras iš tikrųjų droštoks. Tai grįžus, aš susilaukiau 3 komentarų iš žmonių, katrai sako, parduok man ton gramofonėlį, nes faino dekoracijai norėčiau turėti. Kol kas nepardaviau, kol kas tebetur, bet iš tikrųjų, kas gražiai paprašys, tam ir musėt padovanos ton gramofonėlį. Tokį, katro atradau dar, kad ta plokštėlį, katrai įruntano sukas, anandai pasokti gali. Ton nelaba sena atradau. Tai gramofonėlį irgi Kaunį nupirkom. Rytau turgau pirkom plokštėlį, bet nedapirkom, tai tom plokštėlį paskui sekunčiam turgau nupirkau Himų plokštėlį, persiklausiau, viskas puikiausia. Himą dar ir Lietuvą atvažiuon, tai Himų plokštėlį buvau nupirkt rytavį, plokštėlis kolekcionuoju, renku ir kartas po vieną kiet nusipirku. O Kaunį aš nusipirkau irgi plokštėlį, bet iš tikrųjų čia 3 plokštėlis viename. Def Leppard, trigubs albums, labai gražiai sulongsta, toks savo koncertinis variants, bet geras iš tikrųjų albums, yra visas praktiškai geriausias dainas sudėtas, geras komb ir jau ne kartą buvau prasukts ir perklausyti tą plokštėlį. Tai geras tikra pirkinys, vienas iš atradimų buvo Rocket daina. Gaila, kad YouTube's neleido jums senos paklausyti, bet galite įsivesti Rocket, Def Leppardus, komb žiauriai gera. Senas gabalas iš tikrųjų. Nu ir prieinam prie turbūt populiariausių pirkiniaus, katras buvo ilga išrinkts ir su kamerom istorija tokį. 3 aš dabar turiu kameras, 3 medžioklė arba stebėjimo skirtas kameras. Ir sunom buvo toks rekals, kad pirmoj torgu aš kaip nupirkau kamerą, tai iš 2 abejais neveikia. Ir
esmė buvo tam, kad tų kamerų gedėms dažniausiai pasitaikantis yra labai papras. Anos ir tiep sumontuotas, kad darinėjas. Čia ir baterijų skyrius, o čia ir pati visa kamera sumontuota. Ir aišku, kad tus du skyrius tor jungti laidėlis, katras daud, tiesiog baterijų elektrą padaud čia. Ir tas laidėlis abiejos kameros buvo nulūžęs, padaviau tokią meistro auksaronkio, tas paėm perlitavo ir tada tos kameras pradėjo veikti. Vienas kameras nebuvo įmanoma atgaivinti, tai išsikeičia vikietą ir dasipirkau. Tai ar anos veik, anos tikra veik. Pabandykim pažiūrėti, ar anos veik. Pabandom pastatyti, pažiūrėti, ar jūs matysit vaizdą iš tų kamerų. Pažiūrėkim. Įjungu. Pala, biškį kitą padarykim. Kamerėlė, ne? Kas pasakys, kad neveik? Kas pasakys, kad neveik? Veik. Veik. Antrą kamerėlę. Pabandom antrą. Antrą kamerą. Irgi, žinokit, yra veikonti. Atsako, welcome. Welcome, welcome. Ir Ana, tu jau mus tas pradės filmuoti. Savo vaizdą. Žiūrėkim. Klausims rančių filmon. Klausims, bet gal filmon. Labai tikos, kad filmon. Tai irgi veikonti pilna kamera. Welcome. Noriu įsitikinti, nufilmau, ko nors. Dabar tai tikrą filmon jau matau. Dabar jau tikrą filmon. Palyginkiam vaizdą. Ta su ta, ne? Bet aišku, ta kamera ir stovinti kamera. Ir judesiaus suveik turėtum ir šmėslį, kad ant suveik. Aišku, nėra veiksim kamerą judant, tai vaizdas nėra labai puikus. Bet kas pasakys, kad neveik? Aš sakyčiau, kad veik. Trečioji kamerėlė yra netgi su tokiu diržu. Tas diržas, žinot, kom padeda daryti. Prisitvirtinti. Tiesiog prisitvirtinti prie kažkur, prie medžio, dar kažkur. Pabandykim, pritvirtinti prie to medžio, pažiūrėti, ką pan veikia. Kamerėlį pritvirtinti, ne kažkiek įtesimat, bet mus tas Ana veik. Raudon lempelį blikčio, manau, kad veik. Kas pasakys, kad neveik? Tai reikia pakeisti laidėlį ir ant pradėjo veikti. Į pats čias pakaštavoti tos kavėlis, maltos ronkinių būdų. Į sveikatelį. Normali kava. Kava priklauso. Tai vezėkit, tokį trumpą apžvalgėlį daiktų, ne visus pamatėt, bet didžioji dalį paveizėjot, ką atrodo, kas veik. Mes liko tokį laikysiam formatą. Nuvažiuoju, kažko nusiperku, jeigu nusiperku, ir paskui apžvelgsiam. Jeigu kažkas domen dar plačiau, rašykit komentarus. A gera ir, a laba gera. Bloga nebūt negali. Jeigu blogą būtum, neveizėtumėt. Dėkau už 1000, jau virš 1000 sekėjų YouTube'e. Kas pasikeitė YouTube'e, kada jūs
sulaikinot ir suspaudėt prenumeruoti. Atsiradus 1000 sekėjų, atsirand galimybę gauti po kelis centus bent jau už reklamas, katrų nieks nemėgstu ir aš, bet iš to ir pajamas. Atsirado daugiau įrankių, su katras biškį lengviau ir dirbti, iškart pasižiūrėti, ar video bus leidžiama paleisti į viešumą, neleidžiama. Ir dar vienas toks momentas, iškart dėkavoju visim kontribį rėmėjam. Lauryno Kulikauskau. Nu ir viskas. Teik yra pas mane šiandieną kontribį rėmėjų, net gyvens. Jeigu norit būti antras, galite nuėti į Šoviniauską kontribį paskyrą ir paspausti kokį nors guzėką. Jūsų pavardė bus paminavota sekunčio apžvalgo. Labai tikos, kad šias metas pavyks padaryti žymiai daugiau tokių ir apžvalgų, ir išvažiavimų, nes esu taip savo nusimatęs, kad šiais metas dirbsiu ties tau. Ir jau dabar niekad apie į priekį nesakydams, turiu tokių trupnų planų, yra sudėliotas datas, kur vyks, kur važiaus. Bet jeigu jūs turit kažkokią rekomendaciją, kur aš turėčiau nuvažiuoti, arba kažkom parodyti kažkokį veiksmą, katras yra dabar, bet ano paskui nebebus, nykstanti veikla, kaip sakant. Kad keitas, nes torgus, pavyzdžiui, žiauriai dinamiškas. Mums vienas iki ir toks, iki ir kitoks. Iš esmės tai torgus į torgus, bet keitas ten dalyką. Jeigu aš nupirkau kavos malūnėlį turgau, tai jau kits tokį malūnėlį nebnupirks, nes greičiausiai tokių nelabai ir bėra. Tai man patinka iš tikrųjų filmuoti tokius dinamiškus dalykus, kur keitas ir po poros metų galbūt nebeliks arba bus visai kitokiai. Dar vienas toks moments. Brūdų paieškas ir toks žodžių junginys. Brūdų paieškas, jei kada su magnetu aiškau, tai galvoju, kad šias metas padarysim ir brūdų paieškas. Paieškosim su paieškos magnetu upės ar ežerus kažkokių tai radinių, tai bus ir brūdų paieškas. Tai tokie dalykai, tokie apžvalgėlį, dėkau, ką veizėjot. Dėkau Žemaičių muziejaus Alka padaliniau Žemaičių kaimo muziejų, katras leido man šitas pasifilmuoti. Dėkavoju už plecių. Poikičių vietą, jeigu nesate aplankinti, tai aplankykit. Netgi gal reikėtų susokti vidok, kaip čia atrodo tas muziejus. Kaip atsidarys, dar nėra atsidarys. O kaip atsidarys, tada jau bus oficialus atidarimas, tada jau galėsime praeiti. Čia Pinčiuko malūnsai beje. Ir Pinčiuko malūnsai. Žinot, kur velnis tas būn malūnį. Ves laikį ir malūnį. Tai to vieto prisilojau mėsliai. Dėkau, ką veizėjot.